Šventinė pasaka su gimtadieniu Lukne. Aš girdėjau, kad visai šalia mažo upelio bei senų aukštų liepų jaukiame namelyje gyvena ežiukų šeimyna. Jauniausia šioje šeimoje yra Luknė, smalsi ir žvali ežiukė. Kartu su ja gyvena mamytė, tėtis, brolis Deimantas ir pats mažiausias šunelis vardu Tina. Luknės gimtadienis visuomet atkeliauja žiemą, kai į sodą ilgam nosies kišti nesinori, nebent labai šiltai apsirengus. Kaip kasmet, taip ir šiais metais gimtadienis atkeliavo visai šaltas. Gimtadienio rytą brolis Deimantas išlindo iš savo minkšto urvelio ir tyliai nupėdino prie Luknės. Ji tuo tarpu dar saldžiai miegojo, sapnuodama šiltas vasaros dienas ir maloniai kojas kutenančią žolytę kieme. Lukne, pabusk, švelniai sušnabždėjo brolis. Šiandien tavo ypatinga diena. Luknė atsimerkė, nusišypsojo ir ilgai nelaukusi išriedėjo iš savo guolio. Kiek pasitrynusi akis ji tarė: Oi, aš beveik pamiršau, kad šiandien mano gimtadienis. Tina, išgirdusi šurmulį, įbėgo į kambarį ir ėmė žaismingai šokinėti aplink, vizgindama uodegą. Tai buvo jos būdas pasakyti: su gimtadieniu, Lukne. Kol mažoji ežiukė dar mankštino savo letenėlės, mamytė ir tėtis tyliai šnabždėjosi virtuvės kampe. Jie jau ilgai kartu su Deimantu ruošė didelę gimtadienio šventę Luknei. Tačiau berods planai netikėtai pasisuko kita linkme. Pirmiausia, mamytė pastebėjo, kad nebėra spalvotų girliandų, surinktų šventį papuošti. Pasišiaušęs šaltas vėjas įsisuko pro langą ir išmėtė jas po visą kiemą. Tuomet tėtis iš sandėliuko surinkęs visas vasarą skintas ir žiemai sudžiovintas saldžiausias uogas, benešdamas jas namo, užkliuvo už ne vietoje pasitaikiusio akmens, pargriuvo ir išbėrė visas ant sniego. Net nespėjus uogų surinkti, tėtis pastebėjo, kad dar vakare Deimanto iš šapelių sukurtas užrašas su gimtadieniu Lukne atrodė visai net pažįstamas. Pasirodo, Tina, pačiupdama vis po šapelį, bežaisdama, netyčia užrašą sujaukė. O, varge, atiduso mamytė ir mikliai šoko į pagalbą. Turime viską sutvarkyti, kol Luknė nepastebėjo. Luknė tuo tarpu jau žengė iš savo kambario, stebėdama, kaip visi laksto, lyg kažką pametę. Ji nenorėjo trukdyti, bet pasijuto šiek tiek vieniša. Kodėl visi tokie užsiėmę, pagalvojo ji, juk šiandien mano gimtadienis. Po kelių sekundžių Tina nudrožė tiesiai prie Luknės, nešdamasi vieną iš pačiuptų šakelių. Luknė nusišypsojo. Na, bent jau tu nori su manimi švęsti, šnabždėjo ežiukė, priglausdamas snukutį prie Tinos kailiuko. Bandydama suprasti, kas vyksta, Luknė apsidairė. Ji pamatė Deimantą, berankiojantį šakeles ir dailiai rišantį jas į rožinį kaspiną. Mamytė vaikėsi lauke skraidančias girliandas, kol vėjas dar nespėjo jų visų užkabinti ant aukščiausių liepų šakų. Tėtis stropiai rinko ant sniego pabirusias uogas. Luknė ramiai prisėdo šalia Deimanto. Ar viskas gerai, broli? Paklausė ji, padėdama jam atpainioti juostelę. Deimantas atsisuko ir pamatęs Luknę, kiek nedrąsiai nusišypsojo. Mes norėjome surengti tau pačią geriausią gimtadienio šventę, Lukne, o dabar viskas atrodo bus atvirkščiai. Luknė pasitaisė savo spygliukus ir tarė: Nereikia, kad viskas būtų tobula. Man svarbiausia, kad jūs stengiatės dėl manęs. Luknei prisidėjus, ežių šeima surinko išbarstytas uogas, jas kruopščiai nuvalė ir papuošė ant virtuvės stalo laukiantį tortą. Tina žvaliai saugojo ant žemės nukritusias girliandas, kad vėjas jų vėl neišmėtytų.
Tėtis rado naujų šapelių ir kartu su deimantu vėl sudėliojo užrašą: Su gimtadieniu, Lukne. Pagaliau reikalai ėmė taisytis. Spalvotas užrašas jau kabėjo aukštai virš lango. Skaniausios uogos puikiai puošė šviežiai iškeptą tortą, o Tina nesustodama linksmai vizgino uodegą. Ir kai tik pasiekdavo, laižė visų ežiukų letenėles. Lukne, pažiūrėk, šūktelėjo mamytė. Luknė pakėlė akis ir jos veidą papuošė dar didesnė šypsena. Ji išvydo gražiausią gimtadienio kampelį. Daili girlianda puošė visą sieną. Virš lango kabėjo dailus sveikinimas, o kambario centre stovėjo pats gražiausias džiovintų uogų tortas pasaulyje. Kiekviena juostelė, kiekvienas šapelis, kiekviena surinkta uoga jai priminė šeimos meilę ir pastangas. Dar smagiau, jai ir pačiai pavyko sudalyvauti pasiruošimo darbuose. Su gimtadieniu, Lukne, choru sušuko pasiruošimo darbus pagaliau užbaigusi šeimyną. Visą dieną ežiukai gardžiavosi tortų, žaidė su Tina ir leido šiltiems saulės spinduliams kutenti jų spygliukus. Kai vakare Luknė vėl susirangė savo guolyje, širdelėje jai buvo taip šilta. Ji prisiminė kiekvieną smulkmeną, kiekvieną nesėkmę, galiausiai virtusią juoku. Ji užmigo žinodama, kad didžiausia dovana, kurią gavo, buvo laikas praleistas su tais, kuriems ji svarbi. Pasakos pabaiga.